Mano idėja iš tikrųjų kilo tokia sakyčiau, poreikio. Ir poreikis buvo labai pragmatiškas. Dirbau Užupio meno inkubatoriai ir mes susipažinom su inkubatorių platformoje. Ir aš dabar galvoju, man visą laiką tie architektai tokie pagalbininkai ir galvoju, kaip čia dabar išnaudoti juos. Palaukit dabar. Tai vat ir žinoma, man labai greitai atsakymas, kaip sakant, toksai, dabar visą tiesą architektai juokiasi. Ir kaip žinote, Užupio meno inkubatorius turi tokį, nežinau, ar ką žinote, kad turi 2 pastatus, bet vienas iš pastatų yra tik ant Vilnelės kranto, ten, kur Užupio 2A, ten, kur renkasi kartais ir nepageidaujama publika, ne, jaunimas. Tai būtent toj vietoje mes irgi sėdim, geriam rytinę kavą, dirbame, kviečiame svečius ir būtent tenai mes susitinkam ir praleidžiam daug laiko. Ir tie savadarbiai betoniniai laipteliai, kurie buvo ir yra, buvo padaryti be architektų pagalbos, savo rankom, savo lėšom, kas kaip norėjo, tas taip darė. Bet dar daugiau minčių yra jos sklando ore. Norim kino teatro, norim scenos ant vandens, norime laisvalaikio zonos, norim sporto zonos, visko mes norim, bet jau čia reikia tikrai ir architektų pagalbos, ir miesto savivaldybės leidimų, ir žinoma didesnių lėšų, nes dabar jau tokių, kaip sakau, manau, gerai, kad praslydom, niekam neužkliuvom, gal niekam ir neužkliūsim su tais savadarbiais laipteliais, bet tolimesni darbai jau tikrai nors, kad taip tvarkingiau vyktų ir su didesnė galbūt estetika. Tai buvo surinktas būtent projektas su architektų inkubatoriumi, kurių buvo tikslas surinkti tas idėjas ir jas, kitaip tariant, supaišyti. Nes to mes negebam padaryti, geba architektai, tai tas projektas buvo įskirstytas į tokius etapus, kad surinkam idėjas, užpaišom ir pristatom. Ir pristatom netgi daugiau, sakyčiau, ne pačiai bendruomeniai, bet tikslas buvo pristatyti tai savivaldybei, kad alio, žinokit, nedarykit mums ten kiparisų miškų, mes turime savo nuomonę, mes turime savo idėjas ir atkreipkite dėmesį, nes mes čia gyvename, mes čia lankomės ir būkit mieli, reaguokite. Tai mintis buvo tokia. Taigi, kaip mes rinkome tas idėjas, tai aš žiūriu, kad mūsų mintis buvo sugalvotos labai daugelį atvejų čia kartojasi ir matau, kur yra, kur tobulėti. Mintis buvo dviejopas surinktos, tai viena panašiai, kaip Jekaterina minėjo, irgi pasinaudojom srautu žmonių per kultūros naktį, mes išstatėm tokį, liaudiškai tariant, putoplastinį stendą, ant kurio atspausdinom didesnio formato tą Vilnelės vingį. Mes ėmėme, tiesą pasakius, nuo Skaitex gamyklos iki Bernardinų sodo. Ta atkarpa, ir būtent apsiribojom tą atkarpą, nes Bernardinų sodas jau susitvarkęs, reikalauja kitų reikalų. Tai mes būtent tą atkarpą, parodė 2 minutės ir susipaniau. Taigi, mes rinkome tas idėjas irgi piktogramos principų, irgi ikonėlėm kabinome tas idėjas. Antras etapas, mes kvietėm į susirinkimą, aišku, bendruomenės narius. Ir kaip žinia, ateina tie patys aktyviausiai, kuriuos mes ir taip žinome, bet išgirsti juos yra be galo svarbu. Ir netgi jeigu jie nepasiūlo tikslios minties ir idėjos, ko mes tarsi ir laukiam, išgirsti jų problemas išsakytas, apie kurias turbūt Eglė užsimins, yra tikrai svarbiau turbūt negu mūsų rezultatas laukiamas. Tai pabaigai norėčiau pasakyti, kad tos invazijos, kurios ateina nelauktai, kaip iš dangaus nukritusios, kurios šluoja visą augmeniją ir su gražiom labai idėjom, bet visai ten netinkančiom, manau, netinka nei Užupiai, nei kitai kokiai nors miesteliui ar kitam rajonui, nes labai svarbu išsaugoti ir, manau, čia sėdintis visi tai žino, tai, kad tai būtų nepaliesta tarsi tokiais, kaip sakau, svetimkūnės, svetimom idėjom ir svetimai kažkokiu primestų, kad va, čia bus jums gražiau, bet mes sakom, kad ne, mes norim visai kitaip. Tai tas išklausimas
bendruomenės yra pakankamai svarbus. Tai apie idėjas, kokios problemas susidūrė ir kaip jas sprendė, tai paprašysiu architektės, kuri būtent ir buvo ta pagalba. Čia kažkas ne, čia muzikinė, čia kažkaip visai ne taip, čia ne mano. Sveiki visi, mano vardas Eglė, aš esu architektė ir tik šiandien sužinau, kad reikės trumpesnį pranešimą padaryti, nežinau, ar čia taip man pavyks taigi sutrumpinti kaip Solveigai. Mano pranešimas, aš jį pavadinau Architektas ir bendruomenė. Tai Solveiga prieš mane pristatė projektą Mano Vilnelė, kuriame dalyvavau ir aš. Ir aš pabandysiu tą jos pranešimą savotiškai pratęsti ir papildyti tik truputėlį kitų aspektų, kalbėdama iš savo kaip architektės pozicijos. Šitas projektas buvo pirmasis toks, kaip aš vadinu, socialinis per brūkšnelį architektūrinis projektas, mano dar pakankamai nedideliai architektūriniai praktikai. Bet tas projektas kažkodėl mane taip sudomino, kad aš net ir jam pasibaigus labiau pradėjau domėtis bendruomenių dalyvavimo architektūrinėme projektavime tema. Ir radau pakankamai nemažai įvairiausių knygų, įvairiausių straipsnių ir netgi jau realizuotų architektūrinių pavyzdžių įvairiose užsienio šalyse, kai architektai tiesiogiai dirbdavo su bendruomenė ir, kas keisčiausia, ta bendruomenė dalyvaudavo projektavime ne tik kad idėjinėme ar koncepcinėme kažkokiame etape, bet apskritai viso projekto metu iki pat statybų užbaigimo. Ir netgi radau pavyzdžių, kai bendruomenės pačios savo rankom plytą po plytos pastatydavo tos projektus. Šiandien pas mus yra įprasta kažkaip, kad architektas lyg ir atsitraukia nuo užsakovo ir jisai projektuoja vienas. Užsakovas pasirodo pačioj pradžioj, jisai suformulavęs kažkokią savo užduotį, jisai išsako savo poreikius, bet praktiškai tam kūrybiniam procese projektavimo nedalyvauja. Ir lyg ir atrodytų gal ir logiška, galų gale, kas čia turi diplomą, kas čia studijavo metus architektūrą ir kas turi dirbti savo darbą. Bet kita vertus, aišku, kyla ir klausimas, ar apskritai architektas su nearchitektu gali susikalbėti ir ar jie gali tie du poliai tarsi lygiaverčiai susišnekėti ir viens kitą suprasti. Skeptikai sako, kad jeigu jau užsakovas pradeda kištis į architekto darbą, tai reiškia, kad tai yra natūrali reakcija į architektūrinės klaidas, kad tai yra architekto nekompetencija, kad tai yra tiesiog nepasitikėjimas architektu kaip specialistu. Kita žmonių dalis sako, kad tai kaip tik gali padėti pakelti architektūrinę vertę ir padėti pasiekti aukštesnį užsakovų poreikių išpildymo lygį. Kažkaip pastebėjau, benagrinėdamas laisvalaikiu tą temą, kad labai dažnai bendruomeniškumo jausmas yra kur kas stipresnis skurdesnėse šalyse arba tokiose šalyse, kuriuose, tarkim, dažnas stichinės nelaimės. Jeigu koks nors viesulas ar tsunamis prasisuko pro kokį nors kaimelį ir jį nuneša arba nuneša pusę kaimelio, tai paprastai tie žmonės susirenka drauge ir jie kartu bendruomeniškai tą savo gyvenamąją aplinką atstatinėja. Tačiau kyla toks klausimas, nejaugi būtinai reikia tos nelaimės, kad mes būtumėm bendruomeniški ir jaustumėm tą vieningumą. Mano Vilnelė projektas buvo savotiškas eksperimentas ir bandymas nutiesti tą tiltą tarp architektų ir visuomenės, rengiant Vilnelės pakrančių sutvarkymo projektą. Aišku, kad užmėgstumėm tą dialogą, mums labai reikėjo, kad apie tą projektą tiesiog išgirstų kuo daugiau žmonių. Tai stengiamės, kaip galėjom, apie mus rašė įvairūs internetiniai puslapiai, mes dalinam skrajutes, taip pat Solveiga šiek tiek minėjo šitą apklausą, čia yra brėžinys, kuriame žmonės tiesiog galėjo priklijuoti arba prisekti prie to teritorijos plano įvairias siūlomas veiklas ten, kur jiems atrodė tinkamiausia vieta. Galėjo siūlyti ir savo visokias naujas idėjas. Ir mums, kaip architektams, šita apklausa padėjo susivokti, kur yra didžiausi
poreikių santalkos taškai, į kurias Vilnelės pakrančio atkarpų dalis mums reikia atkreipti dėmesį, kurios yra žmonėm patrauklesnės, o kurios yra pasyvesnės. Taip pat mums labai padėjo specialiai šitam reikalui sukurta Facebooko paskyra. Į ją mes kėlėme įvairius pavyzdžius iš užsienio, kurie būtent buvo susijęs su šita tema, su upės pakrančių rekonstravimo tema, upės atgaivinimo miesto kontekste tema. Ir aišku, mes norėjome, kad ta diskusija būtų aktyvesnė kur kas, bet mus gana stipriai ribojo ir laikas. Bet vis tiek kažkokia reakcija, kažkoks kontaktas įvyko. Mes susilaukėme įvairių komentarų ir žmonių, kurie sakydavo, va, gerai, šita idėja yra labai smagi, mums čia reikėtų kažko panašaus prie Vilnelės. Būdavo tokių komentarų, kaip tik kritika. Ir sakydavo, nelieskit jūs ten tų Vilnelės pakrančių, iš vis architektai yra šmykiai, kurie čia ateis ir viską užbetonuos. Bet mes visas tas nuomonės mes rinkom į vieną tokį bendrą kamuolį ir savo mintyse, aišku. Ir iš to susidarėme bendrą viziją, ko žmonės tikisi iš savo upės, ko jie norėtų, kokias idėjas jie priimtų, dėl kokių labiau abejotų. Ir po šito, aišku, mes rengėme dar kelis pristatymus, buvo ir Užupio galerijoje Kalnas pristatymas, buvo Kalvarijų gatvė 1 architektų sąjungos pastate pristatymas ir kas keisčiausia, mes labai nesulaukėm visiškai jokių blogų žodžių ar kritikos ir žmonės pakankamai mūsų pastangas gyrė, kas buvo labai malonu ir domėjosi ir klausinėjo ir įvertino kaip ir gerai. Tai pabaigai noriu pasakyti, kad aš savo grinai viduje pasidariau tokią išvadą, kad tas bendradarbiavimas yra sveikintinas ir teigiamas toks reiškinys ir iš tikrųjų užsakovai geriausiai žino, bendruomenė geriausiai žino, ko jinai nori, o architektai žino, kaip tą padaryti. Kadangi laikas labai spaudžia, tai gal per daug ir nebeišsiplėsiu, tiesiog noriu pasakyti pabaigai, kad aš persigalvau ir mano pranešimas vis dėlto vadinasi ne architektas ir bendruomenė, bet architektas plus bendruomenė. Tai toks būtų ir mano palinkėjimas. Ačiū už dėmesį.